nes norėdamas išsilaikyti ant kojų turi naudoti visas jėgas. Tuo metu šunys maugiasi. Viktoras parodo, kad šunys gadina ne tik jo daiktus, kad Viktorija pati pamatytų, kaip atrodo labai jau apribotas socialinis jo gyvenimas. Viktoras į svečius pasikviečia draugę Rebeką. Kai susitinku su Rebeka, viskas primena karinę operaciją. Galstone yra užpuolus Rebekos augintinė April. Kad išvengtų didesnių konfliktų, Viktoras pastato užtvarą. Tik taip Rebeka jo namuose jausis ramiai. Labas. Tačiau ji vienintelė Viktoro draugė vis dar norinti pas jį užsukti. Pažiūrėk, čiagi tavo bičiulis Rebeka labai keista. Bet tik taip galim susitikti. Viktoras vienoj pusėj. Dievulėliau. Ei, Galstonės pavydas akivaizdus. Norėtų veikti užtvarą ir pričiupti April. O jūsų April kitoj. Na tai parokytas, tai čia tai ten. Taip organizuojamo susitikimo dar nebuvau mačiusi, žinoma, dėl šunų saugumo, tačiau Viktoras vienoj pusėje, Rebeka kitoj. Ir taip leidžia vakarus. Patinka čia lankytis? Taip, bet nuolat bijome, kad šunys ims vienas kitą pulti, todėl susitikti galime tik taip. Aišku, kai susipešė, ar rimtai? April regis prireikė 3 siūlių. 3? Taip. Tai ten vyko tikra kova. Ir ko iš čia taip? Galstone žemyn. Taip norėtų prie jos prisikasti, ar ne? Su pitbuliais žmogus elgiasi blogai, nes verčia kautis. Kai kurie juos dėl to ir veisia. Štai kodėl šie gražūs keturkojai dažnai klaidingai laikomi agresyviais šunimis. Bet šios veislės šunys vieni protingiausių, švelniausių, ištikimiausių ir gražiausių padarų. O neigiama nuomonė apie pitbulius tik dėl žmogaus negatyvios manipuliacijos jais. Vargu ar Galstone su April susidraugaus. Na, laikomos už pavadžių ir labiau kontroliuojant Galstone, gal ir galės pabūti drauge. Bet kalbama apie tikrą kalių tarpusavio agresiją. Pasireiškia nuožmiai ir gali būti pavojinga. Rebeka nusprendžia, kol nekilo neramumo, laikas April vest namo. Kągi, pasimatysim. Iki. Eime, gerutis. Pro duris išėjo tai, kas liko iš mano socialinio gyvenimo. Taip. Didžiausia nerima kelia tai, kad Viktoras gali nugrimsti depresiją. Vieną dieną ims ir pasakys, viskas nebegaliu. Ir tuos šunys atiduos. Jam plyš širdis. Mano socialiniam gyvenimui, meilės, asmeniniams dalykams šie šunys padarė didžiulį įtaką. Esu išsekęs tiek emociškai, tiek fiziškai. Jie man svarbiausia. Tarsi... Sakykit. Taip toli nuėjau ir nenoriu visko mesti. Jie viskas, ką turiu. Jie yra viskas. Viskas? Taip. Viktoras palūžęs. Nedaug trūksta ir tuos šunys atiduos. Kaip dresuotoja, noriu pagelbėt. Tačiau kelias bus ilgas. Reikės sunkiai dirbti. Viktorui teks stengtis, kol šie šunys bus gyvi. Netrukus Viktoras išgirsta Viktorijos verdiktą. Vargu ar todu šunys kada galės būti vienam kambarį ir galėsite jais pasitikėti. Mažylių pastangos užlipti ant kėdės prilygsta pasaulinio lygio sportininkų pastangoms. Tad jiems reikia sauskelnių, kurios prisitaikytų prie kiekvieno judesio. Sauskelnės Pampers Active Baby su ypač tampriomis juostelėmis išsitempia visomis kryptimis ir puikiai prisitaiko. Tad mažieji gali laisvai judėti kaip tikri čempionai. Pampers. Didžiuojamės padėdami vaikams žaisti. Gal aš čia palauksiu jūsų? Always sluoksnis viršutinis, unikalus audinys. Per kelias sekundės sustabdys.
100% apsauga nuo pratekėjimo. Kasdieniai apsaugai išbandykite Always įklotus. Tenka matyti daug puikiai atrodančių dantų, kol nepažvelgiu į dantenų liniją. Bėda ta, kad palei dantenų liniją gali būti susikaupusių apnašų, dėl kurių gali kilti dantenų problemų. Iki 80% suaugusiųjų turi dantenų problemų ir gali to nežinoti. Būtent todėl rekomenduoju naują dantų pastą Blendamed Pro Expert Clinic Line Gum Protection su Stanus Complex, kuri padeda pašalinti apnašas palei dantenų liniją ir per 4 savaitės padeda pagerinti dantenų būklę. Ir saugo visas šias odontologų labiausiai tikrinamas sritis. Nauja dantų pasta Blendamed Pro Expert Clinic Line Gum Protection. Jauskitės fantastiškai, naujovė dušo gelis Fa Sport. Pajuskite neprilygstamą gaivos gūsį. Naujasis dušo gelis Fa Sport. O papildomai priežiūrai naujasis kūno losjonas Fa Sport, drėkinantis iki 72 valandų. Motina gamta? Tiesiog puiku. Liauk iššokusi, Ana. Atnešiau tau mėnesinę dovaną. Turiu omeny tavo ciklą. Tiesą sakant, negali man nieko uždrausti. Aš turiu Tampax Pearl. Kągi? Neleiskite motinai gamtai sugadinti linksmybių. Pristatome Tampax Pearl su švelniu plastikiniu aplikatoriumi, kurį patogu įterpti ir paprasta nukreipti. Todėl galite mėgautis tokiu komfortu ir laisvę, kokie su higieniniu paketu atrodė. Neįmanomi. Pergudraukite motiną gamtą su naujuoju Tampax Pearl. Paskolos iki 3500 litų. Patogi paskola. www.vivus.lt. Kaip bunkė išmoko skraidyti? Ačiū Dievui, nusileidom. Ar Radžis tapo kepėju? Kodėl Kazlauskaitė persipylė kraują? Petrikytė stojo prie puodų, o Mija slapčiomis iškėlė vestuves? Slapčiausios garsenybių istorijos. Karamelinės naujienos. Antradienį 20:45. Serialas, kuris pasauliui padovanojo legendinį poną Byną. Nebylūs juokeliai, tas pats automobilis ir žinoma, meškiukas. Nuo antradienio ponas Bynas. Pirmadieniais, ketvirtadieniais 20:10 per LNK. Antradienį Richardą Gyrai pavojinga meilės trikampį įvilios Kim Basinger ir Uma Thurman. Trečiadienį kraują kaitinantis Demi Moore striptizas. Gundantis vakaro seansas. Antradienį ir trečiadienį 22:35 per LNK. Nesibaigiantis flirtas ir naujos pažintys savaitgaliais. O kiekvieną darbo dieną susitikimai su seniai matytais, bet gerai pažįstamais draugais. Vienas malonumas, ar ne? Naujojo TV1 sezono vakarus leisk su geriausiais serialais. Jei norite įminti jaunystės eliksyro paslaptį, nepraleiskite nei vienos šio realybės šou serijos. 10 metų jaunesni, šeštadienį ir sekmadienį, iškart po vakaro filmo per TV1. Kai užlipu ant scenos, viskas pasikeičia. Žinokit, net po tiek metų šiurpuliukai bėgioja prieš koncertą. Tikrai, dainavimas malonumas, be kurio neišgyvenčiau. Tai tikra aistra. Susižavėti, pasiilgti ir galų gale įsimylėti. Malonumas, kuriam nėra lygių. Dar daugiau romantikos naujajame TV1 sezone. Po sprogimo mašinoje iš 5 keleivių išgyvena tik 2. Gal tai teroristinis išpuolis prieš inžinieriaus patobulinusio minas šeimą. O gal nevykęs bandymas atsikratyti šeimininių pančių. Įstatymas ir tvarka, nusikaltimo motyvai,
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 8 vakare per TV1. Ilgus tūkstantmečius faraono Tutanchamono paslaptys glūdėjo palaidotos Egipto smėlynuose. Ir tik patys drąsiausi ryžosi jas atskleisti. Tik kokią kainą teks sumokėti drąsuoliams už amžiaus atradimą. Karaliaus Tuto prakeiksmas. Antroji filmo dalis sekmadienį, 1 popiet per TV1. Aš noriu matyti tik tai gerą meną, klausyti tik geros muzikos, skaityti tik geras knygas. Aš labai mažai skaitau knygą, aš daugiau mėgstu kiną. Jeigu filmas nekalba apie meilę ir laisvę, ne, jisai sunkiai suras savo žiūrovų. Moteris, ginklai, alkoholis. Aš turbūt iš esmės esu iš tų žmonių visada vaikščiančių ties bedugnės riba. Kodėl visada turim žaisti su ugnim? Nes nėra kitos tokios komandos, kuri sugebėtų nukenksminti nuo proto nušokusius blogiukus. Ratuotas riteris. Šeštadienį ir sekmadienį. 7 vakare per TV1. Viktorija Stilwell dieną stebėjo Viktorą ir jo išgelbėtus pitbulius, Rocketą ir Halstonę. Jie viskas, ką turiu. Pats metas pasidalyti su Viktoru savo mintimis. Stebėti jūs ir šunis išties įdomu, tačiau jūs sukrėstas. Praradot šunų kontrolę ir galvojat juos atiduot. Pirmiausia, Rocketo išsiskyrimo sindromas. Jo nerimas nėra toks didelis. Taip elgiasi iš nuobodulio. 8 valandos per dieną – ilgas laiko tarpas, per kurį nesunku ką nors iškrėsti. Ypač kai esi jaunas šuo. Tačiau jums tas kainavo ne 1 000, jau nekalbant apie tai, kad beveik neturit socialinio gyvenimo. Nerima kelia ne tik žala, bet ir faktas, kad praradot šunų kontrolę. Jie neklauso. Not only are you sort of out of control with regards to the destruction, but you as an owner don't really have much control over your dogs. Your dogs aren't listening to you. Neklauso. Ne. Kai vedžiot šunis, ar jaučiatės padėties šeimininku? Ne, norėčiau taip manyti, bet taip nėra. Ypač kai kalbam apie jaunąją Halstonę, kuri tempia tarsi prekinis traukinys. Kai pamatau kitą žmogų, šunį, riedutininką, susiriečiu iš baimės. Halstonė nemėgsta April. Nemėgsta. Kelių tarpusavio agresija rimta. Į Halstonės teritoriją ateina kita patelė. Tuo pat metu kambaryje ir Rocketas. Rocketas Halstonės patinas. Taip. Ir April tuomet reiškia grėsmę, todėl reikia jai parodyti. Vargu ar tie šunys kada galės būti vienam kambarį. Ir galėsite jais pasitikėti. Bet galite tapti padėties šeimininku. Gerai. Puiku, jau įrodyt, kad esate atsidavęs augintiniams ir pasistengsiu sugrąžinti jūs į teisingą kelią. Nuostabu. Pasirengęs dirbti? Visiškai. Tada pradedam. Pirmin. Pirmas žingsnis sumažinti šunų daromą žalą, juos viliojančius daiktus padedant, kur nepasiektų. Pakabinau keletą lentynų. Šunims reikia padėti, todėl norėjau, kad Viktoras savo kambarį apsaugotų nuo atakų. Taip augintiniai bėdų pridarys mažiau. Kadangi namai jau pritaikyti gyventi jauniems šunims, pats laikas pasirūpinti, kad Rocketas ir Halstonė svečius pasitiktų maloniau.
Kontroliuoti šunį sekasi nekaip. Jūsų neklauso, todėl reikia, kad bendraudamas su augintiniais vartotumėt platesnį žodyną. Noriu juos išmokyti komandos palauk. Nes jei jūs pro durį žmonėms, šunys turi tupėti ir laukti, o ne šaukti ant svečių. Aš jai sakiau, kad noriu tai pabandyti ir pamatyti. Kad būtų mažiau blaškymosi, vienu metu Viktorija užsiema tik su vienu šunimi. Ir pradeda nuo Roketo. Komanda palauk, priverčia šunį sutelkti dėmesį ir pasilikti vietoj. Pastebėjote tą ramybės momentą? Net liovėsi vizginės uodegą. Ramiai tupėjo. Pamažu Viktorija ima ilginti laiką, kurį Roketas privalo išlaukti, kad gautų skanėstį, ir tada pradeda vis labiau nuo jo tolti. Dabar žingsnis atgal. Palauk. Matot, sunkiau. 2 žingsniai atgal. Impulsų kontrolė ne pati stipriausia Roketo vieta. Palauk. Palauk. Tačiau po 10 minučių kantrių bandymų supranta, ko iš jo norima. Girdite mano balsas? Gerutis labai ramus. Abu šunys susijaudina, todėl itin svarbu sukurti ramią atmosferą. Pirmyn. Estafetę perėmus Viktorui, Roketas atsipalaiduoja. Palauk. Tačiau jiedu nenuleido rankų. Ir per kelias minutės Roketas vėl susikūpė. Puiku, labai gerai. Laikas viską pakartot su impulsyvesniu šunimi Halstone. Palauk. Gerutė. Halstonei sekėsi geriau netikėjusi, nepakartojama. Vos tik pradėjom dirbti, sutelkė dėmesį į mane. Labai gera kalytė. Netikėtai komanda palauk Halstone perpranta be menkiausios slystelėjimų. Viktorija sužavėjusi pirmūnė Halstone suporuojama su draugu Roketu. Ji palaukė, tad paskatinkit. O jis to nepadarė. Gerutė. Palauk. Prieš kitas elgesio prie durų pamokas, Viktoras turi gebėti kontroliuoti abu šunis. Ir atrodo puikiai sekasi. Na ir koks jausmas? Nuostabus. Dievulėlių tokių ramių šunų dar neteko matyti? Man irgi ne. Artėjant prie tikslo tinkamo svečių pasveikinimo, Viktorija šunis pratina prie komandos palauk. Ir šįkart prašo keturkojų laukti, net kai durys atidaromos. Palauk. Paskutinis etapas Viktorija išeina į lauką, o šunų kontrolę perima Viktoras. Pabeisiu ir taip pasunkinsiu užduotį. Palauk. Palauk. Atgal. Gerutis. Palauk. Palauk. Praėjus 2 valandoms nuo momento, kai Viktorija šunį supažindino su šia komanda, laikas užduoti sunkinti. Už durų Melisa, kurios ilgai nematė. Palauk, lėtai įeikit. Vos tik šunį suprato, kad lauke kažkoks žmogus, sutelkti jų dėmesį pasidarė sunku. Ypač Halstonės, kurie buvo prie durų. Viktorui teko pasistengti, kad jį vėl susikauptų. Sakykite tvirtai ir aiškiai, palauk. Užeik. Užeik. Palauk. Išlaikyti 2 šunų dėmesį sunku, prireikė šiek tiek laiko. Palauk. Palauk. Švelniai tarkite labas. Gerai, dabar laisvai. Skirtumas tarsi dieną lygintum su naktim neįtikima. Visiškai. Viktorui sekėsi puikiai. Su nuostaba stebi, ką daro šunis. Labai jais didžiuojasi. Buvo puiku. Neįtikima. Taip. Netrukus. Ar Halstone su April sudarys paliaubas? Eikš. Viktorija Stilwell moko Viktorą susitvarkyti su sunkiai valdomais pitbuliais. Buvo puiku. Neįtikima. Taip. Dabar nori padirbėti su Halstone ir nuslopinti agresiją kitų šunų atžvilgių. Viktorai susipažink su Tija. Ji vadovauja Villaloboso prieglūdai, kuriai padedama pitbuliams. Daugiausia laiko skiria šiems šunims. Ką pasakysite apie šią veislę?
especially as a breed. Na, šie šunys turi genetinį polinkį agresiją. Nors šios bėdos visiškai spręsti negalim, yra būdų ją sumažinti. Tad jei nusprendžiam laikyti tokį šunį, turim užimti gynybos poziciją ir būti žingsniu prieki. Puikiai pasakyta, man patinka. Žingsniu prieki. Nuostabu. Su vienais šunimis Halstonė sutarė gerai, su kitais nelabai ir reikalai vis prastėja. Tai, ką išvydau atėjus April, kėlė nerimą. Halstonė nepaleido jos iš akių. Kartą jau buvo užpuolusi ir pasirengusi vėl. Būtent. Reikia jos dėmesį nukreipti kitur ir tai būsit jūs. Į pagalbą pasitelkę maistą, Halstonės smegenims pasakysim, kad susikoncentruoti reikia ne į norą pulti, o į kitką. Įdomu, ar užuot įsistebėlijus į kitus šunis, gali dėmesį sutelkti mane. Noriu patikrinti, ar kitų keturkojų draugijoje sugeba išlikti rami. Tija, gali atvesti Lefty. Tija atvedė pirmą šunį, labai ramų patiną ir pavyko Halstonės dėmesį sutelkti tik į mane. Svarbiausia čia išlaikyti dėmesį, gerai? Arčiau. Gerutė. Halstonė elgėsi ramiai, ją domino kitas šuo, bet nebuvo ketinimo jį pulti. Už tai pagyriau. Viktorija nori, kad Halstonė priprastų prie kitos patelės. Pavadį duosiu jums. Pirmiausia, viena kitą pamatys. Pabandykim, o vėliau ir užuos. Patrinti. Ant skirtingų rankšluošių įsigersianti kvapą. Dabar čia yra jos kvapo. Padėjom rankšluošius ant žemės ir ėmėm eiti ratais. Šunims suteikiama galimybė vienas kitą užuosti. Tačiau nereikia pasisveikinimo ritualo. Taip jie renka svarbią informaciją apie kito keturkojo emocinę būseną, lytį, sveikatą. Dabar Viktorija leidžia šunims prieiti arčiau. Leisim joms apuostyti paodegius. Tik tiek. Norėjau, kad Halstonė pasisveikintų su kitu šunimi ir parinkau netokį pavojingą būdą – paodegio pauostymą. Štai tai puiku. Gerutė. Pavyko. Tik noriu, kad su kitais šunimis jį patirtų kuo daugiau gerų emocijų. Džiaugiuosi, kad tokią metodiką galima pritaikyti ir Halstoniai. Dabar, kai šalia bus koks kitas šuo, galėsiu būti ramesnis, kad jį nepuls. Palauk. Geras šunelis. Iš esmės buvau patenkinta tuo, kaip Halstonė reagavo į kitus šunis. Elgėsi ramiai, rodė susidomėjimą, pasisveikinimai taip pat ramus. Visa tai jai padės, kai pradėsim dirbti su Rebeka ir April. Pasisveikinti su kitais keturkojais Halstonei sekėsi puikiai, todėl dabar Viktorija nori pažiūrėti, ar su sena varžove April viskas eisis taip pat. Sėdėt. Abu šunis norėjo atvesti neutralią teritoriją, kur būtų daug erdvės ir pašalinių dalykų, į kuriuos Halstonė galėtų susikoncentruoti ir nekreiptų dėmesio į April. Noriu ją atvesti arčiau. Eime, gera kalytė. Artėdama prie April, Halstonė ima rodyti tam tikrą susijaudinimą, bet ne agresiją. Viktorija sugeba išlaikyti kontrolę. Taip, gerutė. Ta gera buvimo čia jausmą jos ima sieti viena su kitos draugija. Halstonė rami, todėl Viktorija pamažu veda arčiau. Galiausiai šunis teskiria keli metrai. Anksčiau matydami vienas kitą šunys įsiaudrindavo. Todėl mano siekis buvo, kad vienas kito draugijoje jaustųsi ramus. Dabar jūs palaikykit. Halstonė rami. Puiku. Nuostabu, šunis buvo draugė ir Halstonė April atžvilgiu nesielgė agresyviai. Jau kuris laikas jos taip nesielgė. Netrukus. Viktorija stoja į kovą su Rocketu. Jis vis tiek neklauso. Ir kas gal laimės? Rocketai. Sėdėt. Kas namie šeimininkas pristato rubriką Tiesa ar pramanas. Ir Halstonė, ir Rocketas priklauso pitbulių šeimai. Šių šunų istorija didinga, bet ar tiesa, kad pavojaus akivaizdoje pitbuliai demonstruodavo drąsą? Sužinosite po pertraukėlės. Kas namie šeimininkas pristato rubriką Tiesa ar pramanas. Mes teigiame, kad pitbuliai gali pasigirti didingą ir karžygišką praeitimi. Tikra tiesa. Pirmasis karo šuo Amerikoje pitbulis vardu Stabis. Už Pirmojo pasaulinio karo metais parodytą drąsą, Baltieji rūmai jį yra apdovanoję net keliais garbės ordinais. Pitbuliai Rocketas ir Halstonė puikiai pasiduoda dresūrai. April atsipalaidavusi.
Tad pats laikas Viktorijai imti spręsti jų vedžiojimo bėdas. Jų pasivaikščiojimas bus nekontroliuojamas, tad norėčiau Viktorijai duoti kai ką, kas palengvintų tiek šunų vedžiojimą, tiek mokymą vaikščioti su pavadėliu. Ir taip eina 10 kilometrų? Taip. Abiem parūpinau specialų pavadėlį, kuris tvirtinamas ant snukio. Vedžiojant abu šunis pavadėlės turėtų pagelbėti. Fizinio aktyvumo jiems labai reikia, tačiau dabar keturkojai nebegalės jų sutampyti. Šie specialūs pavadėliai bus naudojami kartu su įprastais ir per mokymus leis Viktorai šunis kontroliuoti. Maudama ant snukinę pavadžio kilpą, Roketui duodu skanėstą. Taip ta kilpa suvoks kaip kažką teigiamo. Stipriai užveršti jos nereikėtų, tačiau negali būti ir pernelyg laisva. Taip pradėsime mokytis eiti greta. Šeimininkas kontroliuoja augintinį, nors šis ir vedamas su laisvu pavadžiu. Gerutis. Pakeisiu ir jūsų pavadėlius. Šie tvirti ir lengviau naudoti, nes galima apsivinioti aplink ranką ir nenusitrint. Ta pačia pratinimo prie naujo pavadžio bei mokymus eiti greta procedūrą kartoja ir su Halstone. Kokia tu gera. Dabar pavadžius duosiu jums. Gerai. Pradėkite ją vesti. Eime, gerai. Eime čia, eime. Puiku. Gerutė. Daug geriau. Viktorija nori, kad Viktoras su abiem šunim pasipraktikuotų ant pėsčiųjų takų ir tik tada eitų gatvę. Eime, branguti. Koks tu geras. Ta pati pakartoja ir su Halstone. Gerutė, tu tokia gera? Puiku. Man patinka, kaip jie geria. Geras šunelis. Na ir koks jausmas vedžioti juos štai taip pirmin ir atgal. Bene geriausias mano potyris per pastaruosius mėnesius. Halstone tempia, tarsi būtų prekinis traukinys, labai stipri. Išmokyti ją eiti greta bus sunku. Kągi, dabar jums iš dešinės, tad pirmin. Eime, mieloji, nagi. Ne, Halstone, eime. Puiku, paskatinkit. Eime. Pabandykit kitaip. Tas raištis ant snukio erzina. Pabandykim jį nurišti ir palikti tik ant kaklį. Dabar ims iš visų jėgų tempti. Taip. Eime, mieloji. Štai taip. Štai taip. Eime. Gerai. Puiku. Štai taip. Jei ims tempti, eikite kitą kryptim. Labai gerai. Gerutė. Eime, mieloji. Halstone, štai taip. Eime. Vedžioti Halstone su pavadėliu sunku. Šuo nuolat įtempia, o pati dūsta. Ir taip visada. Ji labai impulsyvi. Teks daug dirbti. Išeinate išvaikščiojat, pirmin atgal. Tik taip jis įkals į galvą. Čia visai kitas reikalas nei namuose. Roketai eilė, ar jam seksis geriau nei Halstonei? Gerai, Greta. Puiku, šią sienelę pasinaudokim kaip orientyru. Roketai. Draugužėjime. Štai taip, pirmin. Gerai. Labai gerai, eime. Geras šuo. Gerutis, tu toks geras. Gerai, dabar sustokit ir liepkit jam atsisėsti. Sėdėt. Sėdėt. Gerutis, matot, reikia įsakmiau. Aišku. Duokit. Na, maždaug taip. Sėdėt. Matot, koja jam užstoju kelią. Nepajudėsiu, kol neatsisės. Nenusiteikęs klausyti, bet kol nepadarys, ko yra prašomas, niekur neis. Jam tikrai neskauda, tiesiog mano kūnas kaip užtvaras. Niekur neisim, kol tavo užpakalis neatsidurs ant žemės. Sėdėt. Sėdėt. Jis vis tiek neklauso. Roketai, sėdėt. Sėdėt. Gerutis, geras šuo. Prireikė 20 minučių, bet Roketas galiausiai atsisėda. Taip, pagaliau paklausai. Gerutis. Nagi, eime. Nuolatinė kova. Paimkite. Greta. Puiku. Roketai, eime, drauguži. Geras šuo. Liepkit sėstis. Gerai, sėdėt.
Sėdėt. Nekreipkit dėmesio, palaukit. Wait for a little bit. Rocket, sit. Roketai, sėdėt. Sit. Geras šuo. Gerutis, puiku. Atlygindami dar pasivaikščiosim. Eime, pirmin. Eime. Gerutis. Taigi, sukoncentruoti jo dėmesį sunkoka. Kai prašiau jo sėstis, jis neklausė. Toliau eiti nenorėjau. Ir kol nepadarė, ko buvo prašomas, nepajudėjom. Viso to reikia, kad šuniui pasakytume, ei, tavo šeimininkas čia. Jei sutelksi dėmesį į mane, eisim kur nori. Antra, sulauksi daug pagirų. Ir trečia, gal net gausi kokį skanėstą. Be to, bus labai sunku. Šie šunys stiprus, todėl svarbu, kad Viktoras juos mokytų atskirai. Kai šunys šio to pramoks, bus galima dirbti ir kartu. Kelioms dienoms Viktorija Viktorą palieka vieną. Tačiau kaip jis reaguos, kai šunys vėl imsis senųjų darbelių? Man viso to jau gana. Viktorija Stilwell 2 Viktoro pitbulius Halstonę ir Rocketą mokė eit greta. Gerutis. Pas laikas šeimininką kelioms dienoms palikti vieną, tačiau svarbiausia namų darbai. Kol manęs nebus, teks atlikti kelias užduotis. Ir toliau darykit pratimus prie durų. Eikit pasivaikščiot kartu su Rebeka ir April. Ar tiesiog visi ramiai pabūkit lauke. Gerai. Būtų gerai, jei kambarius apsaugotumėt nuo šunų. Didžiausias iššūkis bus atskirai vedžiot šunis. Reikia pasimokyti eiti greta, labai noriu, kad šunys liktų gyventi su jumis. Trokštų, kad išsaugotumėt šeimą. Aš irgi. Gerai? Parodžiau Viktorui kelią. Tikiuosi, jam pavyks ir situacija pagerės. Nenoriu, kad atsisakytų šunų. Pirma diena be Viktorijos ir Viktoras rodo savo ryžtą. Stengiasi namus pritaikyti šunyčiams ir pas pasigamino laidų apsaugą. Tada kambario perimetrą išpurškė atbaidančiąją medžiagą, kuriam laikui Halstonė turėtų atbaidyti. Po kelių dienų Viktorija pažiūrė, kaipgi Viktorui sekasi. Kaip laikosi Viktoras ir šunis? Rebeka, ateik. Pasirengusi? Eime. Viktoras Halstonė įsivedė į parką, kur susitiks su Rebeka ir April. Gerutė. Kadangi Viktoras elgiasi ramiai ir kai reikia nukreipti jos dėmesį, Halstonė ir April draugybėje jaučiasi vis geriau. Puiku. Gal pabandykim dar arčiau? Gerai. Halstonė, sėdėt. Sėdėt. Gerai, April, sėdėt. Nagi, brangutis, sėsk. Geras šunelis. Tik pažiūrėkit, kaip arti viena kitos esat. Gerai sekasi. Halstonė nespokso į April. Atrodo, nekreipia dėmesio. Viktorui be jokių incidentų pavyko Halstonę pavedžioti šalia April. Didžiulė pažanga. Gerutė. Gerai, April. Geras šunelis. Viskas klostosi puikiai. Būdama šalia April, Halstonė elgėsi kitaip. Kiek vėliau Viktoras pasikviečia draugų, kurie padės atliekant pratimus prie durų. Sėdėt. Sėdėt. Halstonė, sėdėt. Palauk. Palauk. Labas. Prie durų pasirodžius pirmam svečiui, Halstonė ir Roketas elgėsi kuo puikiausiai. Didžiulis skirtumas. Palauk. Užeikit. Palauk. Tačiau kuo daugiau žmonių, tuo didesnis šunų jaudulys. Ei, Roketai, ne. Negalima, sėdėt. Bet Viktoras nesutrinka, vėl sutelkia šunų dėmesį į save, bei tampa padėties šeimininku. Įspūdinga. Šaunuolis, man patinka, kad šunys kantriai laukia, kol su jais svečiai. Galėjau mėgauti svečių draugiją, taigi judame teisinga kryptimi. Palyginti su tuo, kaip elgėsi anksčiau, rezultatai išties geri. Noriu visiems padėkoti, kad atėjot. Pastaruosius 4 mėnesius leidau tarsi vienišius. Ačiū, kad pakvietei. Kaip smagu, kad Viktoras gali pasimėgauti socialiniu gyvenimu. Nors abiejų keturkojų elgesys prie durų pagerėjo, išsivedus juos pasivaikščioti viskas sudėtingiau. Ne. Nors Viktoras mokė Halstonę eiti greta, atrodo, šuo ir toliau daro savo. Ne. Buvo sunku, ėjimas greta vis dar kelia daugiausiai bėdų. Tikras grumtynės. Man rodos, Viktorą užvaldė pyktis.
Po nelengvo pasivaikščiojimo Viktoro laukia dar didesnis išbandymas. Kągi čia veiki? Paaiškėjo, kad Halston neturi dar vieną bėdą. Ne. Nenori eiti namo. Halston neėmė. Tikrai užsispyrėlė. Praradau šuns kontrolę. Ji nenorėjo eiti, tad galiausiai teko ją paimti ant rankų ir parsinešti namo. Deja, viduje dar daugiau blogų naujienų. O varge, Roketas vėl įsisuko į žaliuzes. To jau per daug. Grįžau po sudėtingo pasivaikščiojimo su Halstone ir svetainėje radau suniokotą žaliuzes. Nebegaliu. Esu labai pavargęs. Kasdien išmetu krūvą pinigų į balą. Tas mane žudo. Visą tai trunka jau 4 mėnesius ir nepanašu, kad kada baigsis. Man jau gana. Kiek galima kęsti kasdienį daiktų niokojimą? Nebegaliu. Labai sunku. Kągi, Viktorai, dar reikia pagalbos. Aš jau pakeliui. Trys iš jūsų 4 tikriausiai turi dantenų problemų. Aš neturiu. Atlikim tarpdančių siūlo testą. Truputis kraujo? Tai gali būti dantenų liga. Matote uždegimą? Colgate Total Program Health gali sumažinti dantenų problemas net iki 88%. Matote? Mano švarus? Tai kas norėtų pakuotės? Naujoji Colgate Total Program Health nėra geresnės pagalbos jūsų dantenoms. Colgate. Eurovaistinėje mokėkite mažiau. Su kortele Medus iškart gausite 5% nuolaidą, o dar 5% sugrįš eurolitais. Eurovaistinė. Jums patiks mokėti mažiau. Kai miesto žmogus aplanko motiną gamtą, ši pasitinka jį kaip sūnų paklydėlį ir leidžia pasijusti visų stichijų valdovu. Kai miesto žmogus aplanko motiną gamtą. Jauskitės patogiai bet kur, nes dabar nešiojamasis kompiuteris Samsung su plačiausiu Lietuvoje Omnitel 3G mobiliuoju internetu vos 49 litai per mėnesį. Omnitel. Pirmiausia, jūs. Pasiskolinkite iki 3500 litų. Grąžinimo terminas net iki 24 mėnesių. Gaukite pinigus per 15 minučių. Patogi paskola www.vivus.lt. Ką tai jam padarėjai? Tai Liderin ir jis pasiruošęs. Yra vyrų, kurie žino, kaip jaustis pilnaverčiam su moterimi. Liderin padeda palaikyti erekciją. Ieškokite vaistinėse. Liderin. Be leader in erection. Jau Kamelija vaistinėse. Moterims patinka save prižiūrintys vyrai, tačiau skusti tam tikras kūno vietas būna sudėtinga. Peiliukai gali pjauti, o žirklėmis nesunku įsidurti. Bet yra MicroTouch Max, galintis saugiai pakeisti ir aštrius peiliukus, ir žirklės. Kad plaukus nuskustumėte tobulai visai prie pat odos, jos nežalodami. Tai turbūt vienintelis skustuvas su įmontuota lempute apšviečiančia kiekvieną plaukelį. Lengvai pašalinsite nepatrauklius sausų plaukus, o nosies plaukeliai dings vos prisilietus. Žandienos atrodys idealiai, tvarkingi bus ūsai ir barzda. Jūs antakiai tankus, užmaukite specialų antgalį ir lengvai juos susitvarkysite. Naujasis MicroTouch Max įveikia ir didelį plaukuotumą ir yra švelnus jautriausiai odai. Nuskuta plaukelius prie pat šaknų kaip peiliukai, bet kur kas saugiau. Specialus antgalis leidžia rinktis, kiek plaukelių pašalinti, vos pakirpti, gerokai sutrumpinti ar nuskusti kruopščiai ir glotniai. Puikiai išeitis moteriai, norinčiai, kad jos vyras būtų pasitempęs ir stilingas. Arba mamytei prireikus sutvarkyti sūnaus šukuoseną dar iki apsilankymo kirpykloje. Be to tai šauni dovana vyrui ar bičiuliui,
bičiuliui neišleidžiant net 100 litų. Microtouch Max atstoja didelius skustuvus, kruopščiau padailina jautriausias kūno vietas, o kainuoja vos 89,90. Taigi nerizikuokite su peiliukais ir žirklėmis. Išbandykite Microtouch Max saugų skustuvą, su kuriuo tobulai išpuoselėsite savo išvaizdą. Bet tai dar ne viskas. Užsisakykite dabar ir taip pat pridėsime 10 dalių kelioninį rinkinį. Jame bus viskas, ko prireiks prižiūrėti savo išvaizdą išvykus į kelionę. Taigi nebedelskite, pasinaudokite šio puikių pasiūlymų, skambinkite telefonu, kurį matote ekrane jau dabar. Dėmesio, įspėjame, kad kokybiškas ir reklamą atitinkančias prekes įsigysite tik paskambinę nurodytų telefonu, specialiuose Topshop ar didžiosiuose šalies parduotuvėse, taip pat adresu www.topshop.lt. Dar nesate 5 žvaigždučių klubo narys? Tapkite jo šiandien ir su neįtikėtina nuolaida įsigysite ekologišką skalbimąją priemonę EcoEk. Išsames akcijos sąlygas rasite adresu www.club5.lt. Žudyti pasirengusi čiabuvį. Patį užklupo mirtis. Ar su nusikaltimu susijęs pavojingas nusikaltėlis? Havai 5:0. Rytoj 22:35 per LNK. Laidą pristato piniginė.lt. Visada padės, kai sąskaita ištuštės. Aurelijos staigmena Davidui Zvonkui. Tu įsivaizduoji, kokia gero švedė būčiau. Kas šokiravo žvaigždės pakeleivę. Tas jo daiktas matomai buvo didesnis už jo veidą. Atsisveikinimas su Kipru šiandien 20:00 per LNK. Jeigu jisai būtų mano sūnus, tai aš tikrai iškarščiau jam kailį ir neleičiau tokia Katažina susitikinėti. Keliones organizuoja Novaturas. Projektą remia Pergalė – sėkmingiausias metų prekės ženklas. O jūs pastebėjot, kaip mes mažai bendraujame gyvai? Facebookai visokie, telefonai. O vis dėlto kaip gera nuoširdžiai pasikalbėti su savo drauge, pasidalinti savo patirtim. Grynas malonumas turėti gerą pokalbį. Moteris jį dievina, vyrai jam pavydi. Žiūrovai eina dėl jo iš proto, o laidų dalyviai svajoja nudėti. Dmitrijus Nagijevas visada pasiruošęs pavaišinti pikantiškais skandalais. Langai naujame sezone nuo pirmadienio iki penktadienio 7 per TV1. Ja išmetė. Pritrenkė. Ir nuskynė. Ir viskas per vieną dieną. Tai ženklas, kad teisininkės gyvenimas nuo šiol turi keistis. Detektyvinis humoro serialas Gyvenimas pagal Harrietą. Pirmoji serija jau rugpjūčio 12, 8 vakare per TV1. Su TV1 vasara saldus malonumas. Apsilankyk